tokių dar spalvyčių matėt? Juodos ir geltonos. O tai kur autobusai važinėjasi? Gatvėje. Gatvėje važinėjasi, taip? Ir tas sniegą yra. Ir per sniegą net važiuoja. Taip, gerai, teisingai. Bet tęsiant pasaką toliau, nieko nelaukdami, visi vaikai sulipo į didelį raudoną autobusą ir patraukė į ilgą kelionę. Šis autobusas važiavo ten, kur vaikai tik pasvajodavo, todėl jis buvo stebuklingas. Tad prasidėjus kelioniai, bevažiuojant, visi sutiko seną karietą, traukiamą gražių arkliukų. Va taip. Sutiko va tokią karietą su tokiais gražiais arkliukais. Jis važiuoja ant sniego. Čia nėra sniego. Želė. Taip. Aš Prancūzijoje buvau. Su tikru traukinuku važiavai į Prancūziją? Taip. Bet aš buvau traukinukas. O aš važiavau iš Laivos. O kaip vaikai traukinukas daro? Čiuku-čiuku. Čiuku-čiuku-tu-tu-tu. Nu tai jau puikiai žinot. Tai ar šitaip traukinukas atrodo? Taip? Tai kas čia yra traukinio, kas? Ant ko važiuojant traukinio bėgių? Tai kiek sparnus turi lėktuvas? Sparnus, taip, ir jis labai didelis. O žiūrėkit, vaikai, kaip lėktuvas atrodė prieš daug metų. Visai ne toks, ne toks dabar, visai ne toks. Vizėro skridau. Su vizėro, ne? Tai man su panašiu kaip va toks, ne? Aha. Nu kažkas iš šitų. Burės. Burės, taip, didelės burės. Tikram piratų laive buvai? Aš buvau. Bet piratų laive. Čia bus piratas. Aha, gerai. O čia koks laivas, vaikai? Irgi piratų tik tai su mažesnėm burėm, ne? Mažesnės burės. Gretute. Jis turi šautuvą. Taip. O čia koks laivas, pasakysit man, koks čia laivas? Sniega. Na, čia vikingų laivas. Raudona. Kokia dar? Oranžinė. Gerai. Ir žalia. Ir žalia. Tai per kokią šviesą autobusas gali važiuoti? Žalia. Aš, šaunuoliai, žinot, kaip per žalę. Taigi, užsidegus žaliai šviesai, autobusas toliau važiavo Kauno gatvėmis, tik staiga, kad paspaudė stabdžius ir pats autobusas net išsižiojo. O žinot kodėl? Nu ir kodėl? Jeigu žinot ką? Kad išliptų žmonės. Ne, nes pamatė savo seną pusbrolį troleibusą. O kaip atrodo troleibusas? Su ūsais. Ūsai? Didelius ūsus turi? Taip. Tokius ūsus? Taip. Ar tokių autobusų sutinkam, kur ne? Išliesa. Taip? Didelių ūsų. O kokios čia spalvos? O Kaune kokius mes matom? Ką troleibusus? Žalius matom troleibusus. Važiuosim autobusą. Taip, važiuosim dar. Čia vardu nėra užrašyta, paskui tu pasipuoši. Nu, bet tu teikš. Burė tikra. Iš tos pusės nuotraukai. Šitą apeinam aplink autobusą. Mantulė apeinam aplink autobusą. Sėdam. Nei tą pusę, nei tą. Kodutė ateik pačiai iš šito mėsą. Ignas čia ateik irgi gerai. Ateik. Vos suspėję vėjas, aš esu juk nevertas, greičia pardavėjas. Į klausimą surė, visą kelią, aš dabar nuves šį siaurą kelią.
plaukti. Mums tenka važiuoti čia. Taip? Tai dabar aš autobusą palaikau, o jūs turit visi išlipę perleisti per tiltą. Gražiai po vieną, nes vaikai užsigaus. Ir kas iš perlindom, stoja vėl įlipa į autobusą. Laukiam, kol pipiai išlys, kas ten užstrigo. Čia, lendam. Kepurę, tai nusim kepurę tada, jei užlys. Tai kepurę dabar po to aš tau uždėsiu. Duoda, sėdam į autobusą, toliau važiuosim. Perveikiam kliūtį. Visi vaikai nesulipo. Nu jau. Apsisukti. Jau? Taip. Laukiam draugų, autobusas laukia draugų. Paslinkim į priekį truputį, kitus vaikus priimkim į lipti autobusą. Aš greičiau viskas švažiuoju. Važiuojam toliau. Pravažiavom per tiltą. Važiuojam prie kito ženklo. Važiuojam. Važiuojam dar toli mūsų kelias, taip? Poras, to gretutė čia. Ir raudona dega šviesa. Ką daro mašinos? Sustoja, taip? Tada, kai užsidega. Kokia spalva? Ką daro mašinos? Pasiruošia, šaunuoliai. O kai užsidega? Ką daro? Važiuoja. Sukam, rodyklę mūsų rodo čia. Sukam, statom autobusą į garažą. Mums vietos statom atgal. Ir dabar ateinam prie mūsų naujo bandymo. Stojam čia. Ačiū. Ką mes čia tokią turim mažytę, bet jie būna labai dideli. Motociklai. O čia mašina didelė. Ir čia? Žaikas matytas. O kas čia? Mašina, taip. Ir jūs žinote, kad kas skęsta, o kas plaukia. Mašinos per vandenį važiuoja. Skęsta. Pažiūrėt. Bando. Imk rankytę ir žiūrėk. Aš visiems paduosiu. Dabar paleist mašiną. Kas atsitiko mūsų mašinai? Paskendo. Tegul būna. O ką aš čia dabar turiu? Jisai per mums truputį per lengvas. Pažiūrim, ar jisai skęsta, ar jisai plaukia. Plaukia. Plaukia motociklai? Taip. Ne, tai pažiūrėk, kas jam nutiko. Skęsta. Nuskendo. O čia mes turim lėktuvą tokį, taip? Duodam sesiai, dabar pasakyk, plaukia lėktuvai ar skęsta? Nugriuvo ant šono, bet jis truputį plaukia, taip? O ką aš dabar čia turiu? Laivą. Duodam kam nors. Kas nutiko mūsų? Plaukia, taip? Ateikit čia šalia. Grėdami. Eik šlupnytę turime, gerai? Dabar spažinam visi savo kepurės. Gretutė, o kur tavo kepurė? Kažkas tokį iškėdelį. Gretutė, dabar gražiai puošam savo kepurės. Čia buvo paliktas jų lapas, ar visi pasirašėt, kad kas dalyvauja. Dar vieni kitiems. Jokūbai,
Dirbam tyliai, nes mes nesusikalbėsim. Tai va. Dabar yra, kaip ir jau, žaidžia vienas su kitu arba dviese, grupelėse. Dalyvauja grupės žaidimuose, netrukdo vienas kitam, pasidalina žaislais, lengvai prisitaiko prie pokyčių, džiaugiasi savo pasiekimais, būna atsargus, nepažįstami. Sunkiau sekasi pasakyti šeimos narių vardus, vardą nežino. Susideda savo daiktus ir atranda daikto vietą. Pažįsta spalvas, sunkiai tik tai suvokia sąvokas vienas, daug ir kryptį pagal kūno padėtį kairė dešinė. Turėtų visą geltoną, kas galėtų juodą. Ir iš pat